Sveiki! Priešaky ilgasis mindauginių savaitgalis. Kas giliams mūsų orus ir kokie jie bus? Šiuo metu virš Baltijos jūros sukasi nemenkas ciklonas. Jo šaltasis atmosferos frontas penktadienį drieksis ties rytų Lietuvą. O su šiaurės vakarų vėjais ciklono užnugario atkeliauja vis naujos šalto oro porcijos. Ir didžiausių temperatūrų kontrastų zonoje pradeda formuotis nauja galinga lietaus juosta, kuri per Lietuvą keliaus šeštadienį. Pradėsime nuo penktadienio. Taigi, iš rytų Lietuvos lietus pamažu trauksis. Jo bus jau nelabai daug, bet vakaro valandomis iš vakarų priartės nauja lietaus zona. Ties rytiniais centriniais Lietuvos regionais link vakaro pragiedrės, todėl temperatūros kils. Ir pasiskirstys vakaro valandomis temperatūra nuo 16–17 laipsnių šilumos vakariniuose rajonuose iki 20–21 laipsnių šilumos šalies rytuose. Šeštadienio naktį iš vakarų priartėjusi lietaus zona daugiausia apims vakarinius šalies regionus. Rytiniuose rajonuose lietaus tikimybė išliks nakties metu maža. Smarkus lietus lankysis ties Klaipėdos ir Tauragės apskritimis. Ten tikėtinos ir perkūnijos, o stiprėjantis šiaurės vakarų vėjas pajūryje gūsiuose sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu pasiskirstys nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus prie jūros. Jau įdienojus šeštadienį mes lietaus sulauksime daugelėje rajonų. Daugiau pragiedrulių, o kartu ir aukštesnė temperatūra bus ties šiauriniais ir šiaurės rytiniais Lietuvos regionais. O gausesnio lietaus sulauks vakariniai ir pietiniai šalies regionai. Kartu su smarkiais lietumis mes sulauksime ir perkūnijų. Jau popiečio valandomis, artėjant vakarui, smarkesni, gausesni lietus pajudės link pietrytinių ir rytinių šalies regionų. Ten taip pat mes sulauksime perkūnijų. Įsismarkavęs šiaurės vakarų vėjas, gūsingas daugiausia bus ties vakarinių šalies pakraščių ir Nemuno žemuma. Ten vėjo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę greitį. O temperatūra dienos metu pakils iki 18–23 laipsnių šilumos. Ir prisiminkim, šilčiausia bus ties šiaurės rytiniais šalies regionais. Sekmadienio naktį mes jau sulauksime debesų nykimo ir lietaus pasitraukimo. Jau debesis pradės nykti šeštadienio vakare, lietaus mažės, o sekmadienio naktį susikoncentruos į siaurą juostą ir iškeliaus iš Lietuvos per rytinį šalies pakraštį. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Prie jūros išliks vėjuota. Gūsiuose vėjo greitis sieks 15–16 metrų per sekundę greitį. Ir sekmadienio dieną, jau ryto valandomis, iš vakarų priartės nauja lietaus zona. Ta zona pamažu plėsis ir dienos metu mes lietaus sulauksime vėl daugelėje Lietuvos rajonų. Kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nuo apysmarkio iki gūsingo pasisuks jau iš vakarų pietvakarių. Dienos metu temperatūra pasiskirstys tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Ir antroje dienos pusėje gausesnio lietaus sulauks šiaurės rytiniai šalies regionai. Ten greičiausiai jau bus ir su perkūnijom tie trumpi lietūs. Artėjant pirmadienio nakčiai, lietaus debesis vėl pamažu nyks ir trauksis vėl per rytinius Lietuvos regionus. Gausesnio lietaus mes sulauksime pirmadienio naktį rytuose. Ten gali būti ir pavienių perkūnijų. Vėjas pamažu silpnės, bet prie jūros jis išliks dar gūsingas ir gūsiuose sieks kartais iki 15–17 metrų per sekundę. Jau artėjant rytui temperatūra pas mus vėl sugrįž prie 11–16 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną lietaus mes vėl sulauksime daugelį rajonų. Bet
Iškrentančio lietaus kiekis jau bus mažesnis lyginant su savaitgaliu. Lietus bus trumpi ir neįtin gausus, o ir perkūnijų tikimybė žymiai sumažės. Vėjas tiesa išliks vakarų šiaurės vakarų ir gan gūsingas. Prie jūros vis dar tikėtini gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Na, o temperatūra įdienojus, kai atsiras pragiedrulių ties vidurio Lietuva, pasiskirstys tarp 19-23 laipsnių šilumos. Nagi ir antradienio naktis. Vėl giedresnė, vėl lietus tik vietomis, bet dieną sugrįš jie į daugelį rajonų. Taigi pakartosime pirmadienio scenarijų. Ir šiuo atveju belieka mums prisiminti posakį: nėra blogų orų, yra tik pasirinkta netinkama apranga. Malonaus jums savaitgalio.